Sveiki, kol sveiki. Pakalbėkime apie elektroninės cigaretes. Tuos gražius, įmantrius, spalvotus daikčiukus. Tokius ir tokius visokius. Tas magiškas lazdeles, kurios jūs taip vilioja. Ką žinote apie jas? Tik gražias spalvas ir formas? O ar žinote, kas jas sudaro ir kaip jos veikia? Baterijos veikiamas skaitiklis skystį paverčia garais, kuriuos rūkantysis įtraukia į plaučius. Nikotinas ir kitos sveikatai žalingos medžiagos gali susargdinti vėžį ir kitomis gyvybei pavojingomis ligomis. Pavyzdžiui, viena jų proplingikolis gali sukelti viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų infekciją, plaučių uždegimą ir suaktyvinti bronchitą. Kaistant glicerolį gali susidaryti toksinas akroleinas. Jis dirgina kvėpavimo takus, sukelia sausą kosulį, dusulį, galvos svaigimą, pykinimą. Kitaip tariant, elektroninės cigaretės rūkantis žmogus savo noru pamažu tampa ligoniu. Beveik pusė rūkančiųjų elektroninės cigaretes naudoja vaisių skonio skysčius, dėl kurių jie pamiršta, jog iš tiesų į plaučius jie traukia nuodus ir lėtai save žudo. Mokslininkai mano, kad sprendžiant pagal tai, kiek žmonių dabar rūko elektroninės cigaretes, daugiau nei 5 milijonai jaunesnių nei 18 metų pasaulio gyventojų per anksti mirs nuo rūkymo sukeltų ligų. Bet ką aš čia kalbu apie rūkymo žalą sveikatai? Jūs vis tiek darysit taip, kaip pasakys draugai, nors tai ir kvaila. Neatsisakyti, kai draugas siūlo parūkyti. Sutikti, kai draugas siūlo langus padaužyti. Neatsisakyti, kai draugas siūlo pamokose nesilankyti. Sutikti, kai draugas siūlo už saldainius neatsiskaityti. Neatsisakyti, kai draugas siūlo pinigų prasimanyti. Sutikti, kai draugas siūlo nieko nedaryti. Neatsisakyti, kai draugas siūlo tokiu ir likti. Sutikti, kai draugas siūlo dar ko nors pabandyti. Kartais draugų pasiūlymai būna kvaili ir sutikus su jais atsiranda dar kvailesnių pasiūlymų. Nieko negalvojant, sutikti su jais yra tiesiog kvaila. Todėl galvok savo galvą, neprivalai sutikti su kvailu pasiūlymu. Ypač, kai tau siūlo parūkyti nuodų, tame nėra nieko kieto. Juk būna ir geresnių pasiūlymų, pavyzdžiui, sportuoti. Pavyzdžiui, pasivaikščioti ir pavedžioti šunį. Pavyzdžiui, paklausyti muzikos. Pavyzdžiui, pažaisti stalo žaidimus. Pavyzdžiui, išsiruošti į žygį ir stovyklauti. Pavyzdžiui, niekur neišsiruošti ir kartu žiūrėti filmą. Pavyzdžiui, kartu gaminti maistą. Pavyzdžiui, atrasti naują hobį. O jei vis tiek sunku atsisakyti kvailų pasiūlymų parūkyti elektroninės cigaretes, arba jei jau rūkai jas ir nežinai kaip sustoti, visada gali kreiptis pagalbos į suaugusius. Jei ne į tėvus, tai į tuos, kuriais pasitiki – mokytoją, auklėtoją ar visuomenės sveikatos specialistą. Ir nepamiršk, elektroninės cigaretes įsigyti, duoti ar parduoti nepilnamečiams yra nelegalu. O daryti tai, kas nelegalu – kvaila. Nebūk kvailas, galvok savo galvą, nerūkyk elektroninių cigarečių. Neatsisakyti, kai draugas siūlo parūkyti. Sutikti, kai draugas siūlo langus padaužyti. Neatsisakyti, kai draugas siūlo pamokose nesilankyti. Sutikti, kai draugas siūlo už saldainius neatsiskaityti. Neatsisakyti, kai draugas siūlo pinigų prasimanyti. Sutikti, kai draugas siūlo nieko nedaryti. Neatsisakyti, kai draugas siūlo tokiu ir likti. Sutikti, kai draugas siūlo dar ko nors pabandyti.